Tai vat, jau čia kilus pandemijai, taip toks kilo klausimas, ar gulėti ir žiūrėti į lubas, ar ką nors nuveikti. Tai jeigu gali, sako žmona, tai nuveik. Tada paėmiau ir parengiau šitą knygą. Autorius Vytautas Zabielskas knygoje Lietuvos kariuomenės karininkai, sovietinės ir nacistinės okupacijos aukos pateikia duomenis apie 851 karininką, kuris buvo nužudytas, sušaudytas, žuvęs kalėjimuose, lageriuose ar kovose su okupantais. Tikrai gera knyga ir džiaugiuosi aš tikrai, ir ji turėtų būti kiekvienam kariniam dalinį, kiekvienam šaulių dalinį, kiekvienam savanorių dalinį. Pagaliau ir mokyklose kaip vadovėlis, kad matytų, kad rusai tą, ką jie dabar daro Ukrainoje, tą jie darė Lietuvoje. Matyti, tiesiog kraujoje yra, kad žudyti. Knygoje apie tarpukario Lietuvos kariuomenę ir karininkus pateikiami biografiniai duomenys, paskutinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje pareigos. Aprašymai iliustruoti nuotraukomis, trumpai primenamas karininkų likimas. Apie Lietuvos kariuomenę iš viso labai sunku kalbėti, todėl kad visi žino, ką kalbėti apie kariuomenę, kuri neiššovė nei vieno šūvio. Tai čia kalė mums ir sovietmečiu, ir dar nepriklausomybės pradžioj buvo tiek įkalta, kad ir aukšti, ir net kariuomenės vyrai vis kalbėjo, kad mes atpirksim kariuomenės gėdą. Tai palaukit, kokią gėdą? Kodėl jie neiššovė nei vieno šūvio? Ar parakas sušlapo, ar šautuvai buvo kažkur tai paslėpti? Vykdydama Molotovo-Ribentropo 1939 m. rugpjūčio 23 dienos sutartį paktą, jos slaptuosius protokolus ir sulaužiusi 1939 m. spalio 10 dieną Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį, Sovietų vyriausybė 1940 m. birželio 14 dieną vėlai vakare įteikė Lietuvos vyriausybei įžūlų ultimatumą su ciniškais reikalavimais. O istorija rodo ką? Kad 1940 m. birželio 15 Sovietų Sąjunga įteikė Lietuvai notą dėl papildomų sovietinės kariuomenės įvedimo į Lietuvą. Tada vyko naktinis posėdis ir buvo sprendžiama priešintis ar nesipriešinti. Ir nutarta nesipriešinti. Už pasipriešinimą pasisakė prezidentas Antanas Smetona, krašto apsaugos ministras brigados generolas Kazys Musteikis ir Kazimieras Jokantas, švietimo ministras. Buvo nutarta nesipriešinti ir į Lietuvą įvesta. Tai kariuomenė puikiai paruošta, gerai ginkluota, patriotiškai nusiteikusi, buvo praktiškai išduota. Tai 1940 m. birželio 15 prasidėjo pirmoji sovietinė Lietuvos Respublikos okupacija. Ir praktiškai po birželio 15-osios, jeigu taip galima įsireikšti, užsisuko visas sovietinis represinis aparatas nukreiptas prieš okupuojamos valstybės piliečius. Ir prasideda tiesiog persekiojimai žmonių. Be abejo, tas susidorojimas prasideda nuo aukščiausių valstybės sluoksnių, paliečia nuo prezidento iki eilinio žmogaus. Kada buvo įvesti daliniai, tai sovietai iš karto ėmėsi represijų. Jau birželio 15 buvo suimti vidaus reikalų ministras brigados generolas Kazys Skučas, vidaus saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis. Tai čia pirmieji suėmimai. O toliau vyko suiminėjimai ir praktiškai kalinami buvo pagrindę Kauno kalėjime.
ir praktiškai nebuvo nei vienos socialinės grupės, kuriai būtų pavykę išvengti sovietinių represijų. O jau po metų, 1941 metų birželio 14-ąją, prasideda pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai iš Lietuvos. Ir tie trėmimai nuo vėlesnių pokarinių trėmimų, jie išsiskyrė tuo, kad šiuo atveju nuo šeimų buvo atskiriami vyrai ir atskirai išvežami į tokius Sovietų Sąjungos lagerius. Kyla klausimas, ar būtų priešinusi mūsų kariuomenė, jeigu būtų leista priešintis. Tai užteko brigados generolo Kazio Musteikio skambučio į Marijampolę, kur stovėjo 9-asis Vytenio pėstininkų pulkas, ir pulkas per naktį pakilo ir traukėsi į Vokietiją, nusiteikę, kad jeigu dasivytų sovietai, jų raudonoji armija, trauktis atsišaudant. Sustabdė aukštieji Lietuvos karininkai atvykę iš Kauno ir paprašė grįžti. Taip visas tuometinis pasipriešinimas ir baigėsi. 1940 m. birželio 15 buvo lemtinga Lietuvai. Prasidėjo pirmoji sovietinė okupacija. Vos už kelių šimtų metrų nuo pasienio sargybos būstinės, išilgai nepriklausomos Lietuvos valstybės sienos, staigiam puolimui buvo pasirengę Raudonosios armijos daliniai. Ankstų birželio 15-osios rytą apie 20 Raudonosios armijos kareivių apšaudė Ūtos pasienio sargybos būstinę, o patyrę pasipriešinimą suėmė pasienietį Aleksandrą Barauską ir jį nušovė. Pasienietis Aleksandras Barauskas tapo pirmąją sovietinės okupacijos auka. Šitos 41 metų birželio represijos ir apskritai visas tas laikotarpis nuo 40 iki 41 metų, kaip jau aš ir minėjau, palietė praktiškai visas socialinės grupės, bet labiausiai nukentėjo pažangioji visuomenės dalis, sąmoningieji piliečiai, tie, kurie tiesiogiai savo darbų prisidėjo prie valstybės kūrimo. Tai yra politikai, tai yra policininkai, karininkai, teisininkai, mokytojai, gydytojai, na ir visi kiti žmonės, kurie savo darbų, savo žiniomis visą kuom prisidėjo prie savo nepriklausomos valstybės kūrimo. Kariuomenės jau buvo nebelikę, kada juos suiminėjo, nes iš karto atėjus sąjungai Lietuvos kariuomenė buvo pervardinta į Lietuvos liaudies kariuomenę. Tai dar karininkai taip šaipėsi. Liaudies kariuomenė, bet Lietuvos. O po poros mėnesių iš viso ir šita liaudies kariuomenė buvo likviduota ir inkorporuota į 29 Šaulių teritorinį korpusą. Čia jau Raudonosios armijos. Taip, kad kitų dalinių jokių nebebuvo. Ir kada suiminio Varėnos ar ten Pabradės poligonuose, jie jau buvo Raudonosios armijos karininkai. Dauguma tų vyrų tuose lageriuose buvo pradėti tardyti, būtent tenai. Jiems taikytas Sovietų Sąjungoje veikęs baudžiamasis kodeksas. Jų tardymai buvo labai žiaurūs, labai brutalūs, jie buvo kaltinami tais dalykais. Šiandien mes suprantam, kad tai yra absurdiški dalykai, juos kaltino tuo, kad jie ėjo vienokias ar kitokias pareigos nepriklausomos Lietuvos Respublikoje, priklausė visuomeniniam organizacijom, kaip pavyzdžiui Šaulių organizacijai, skautų organizacijai. Jie negalėjo pasipriešinti, kadangi jie nieko nežinojo. Jos, pavyzdžiui, suėmė Pabradėje, tai išrikiavo priešais NKVDistas, už nugaros NKVDistas, paskaitė įsakymą. Dar nelabai visi suprato, kad predatelė, išdavikai, kas šitie išdavikai, nuginklavo, viską suvarė į atvirus sunkvežimius ir į Vilnių. Varėnos lagerį, kaip pasakojo jaunesnysis leitenantas Buzas Stasys, išvarė į mišką. Nuvarė į miško aikštelę. Iš ten iššoko NKVDistai, liepė atiduoti ginklus, suėmė ir vėl taip pat
į mašinas ir į vagonus Naujoje Vilnioje ir į lagerius. Tie pagrindiniai lageriai, kuriuos buvo vežama pirmųjų represijų metais, tai iš esmės buvo Archangelsko sritis, Krasnojarsko kraštas, kaip žinom, Norilsko lageriai, tuomet Kansko visas regionas, Kansko kalėjimas, kuriame taip pat vykdyta mirties bausmė, Sverdlovsko sritis, Sosvos rajonas, Gario lageriai, kuriuose taip pat šaudyti žmonės. Norilske, kaip žinia, sušaudyta didžioji dauguma Lietuvos karininkų. Per pirmasias tremtis į lagerius buvo išvežta daugelis buvusios Lietuvos kariuomenės karininkų. Ištremta arba išvežta į lagerius visų sluoksnių Lietuvos gyventojų, daugiausia inteligentų. Tarp jų buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, Seimo pirmininkas Konstantinas Šakenis, ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis ir kiti. Apie 1200 mokytojų, 79 kunigai. Tremtyje atsidūrė ir 5120 vaikų. Kaip jau aš minėjau, atsidūrę lageriuose, visi tie žmonės buvo laikomi labai atšiauriomis sąlygomis, vyko tardymai ir daugumai represuotų ir į lagerius išvežtų tiek karininkų, tiek policininkų, tiek politikos veikėjų, jiems buvo pritaikyta aukščiausia mirties bausmė ir praktiškai tą mirties bausmę labai greitai ir įvykdydavo, juos sušaudydami. Dauguma šitų žmonių buvo užkasti masinėse kapavietėse ir jų artimieji tikėtina jau niekada nebesužinos, kur ilsisi jų artimojo palaikai. Lageriuose žmonės dirbo sunkų fizinį darbą. Kasyklose kasė rūdą ir anglį, kirto mišką, statė gyvenvietes. 1942 metų pavasarį apie 3000 tremtinių iš Altajaus krašto buvo perkelta į Jakutiją už poliarinio rato, žvejoti Laptevų jūroje. Daugelis jų nuo bado ir šalčio mirė pirmąją žiemą. Na ir tie, kuriems pavyko išgyventi, kuriems lageriuose buvo suformuotos sakykime, bausmės ir jie nuteisti realia laisvės atėmimo bausme, išgyventi praktiškai nebuvo jokių galimybių, nes karo metais mirtingumas kai kuriuose lageriuose iš esmės siekdavo virš 50%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad praktiškai kas antras į lagerius pakliuvęs žmogus neturėjo galimybių išgyventi dėl siaubingų kalinimo lageriuose sąlygų. 1941 m. birželio 22 dieną Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą, jų tarpusavio pasirašytos sutartys neteko galios, bet liko slaptųjų susitarimų padarinys – Sovietų sąjungos įvykdyta Baltijos valstybių aneksija. Gyventojų trėmimai ir represijų banga antrą kartą atsirita jau Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą. Praktiškai trėmimai atsinaujina 1945 m. pavasarį, tuomet žmonės tremti į Tadžikijos sritį, o Lietuvoje kartu su Antro pasaulinio karo pabaiga prasideda ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas, istorijoje geriau žinomas kaip partizaninis karas. 1941 m. gyventojų trėmimai iš dalies lėmė dalies Lietuvos žmonių apsisprendimą 1944 metais trauktis į vakarus arba prisidėti prie Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui. Ir vėlgi, ko griebėsi režimas? Režimas griebėsi tų pačių represijų, trėmimų ir įkalinimų lageriuose. Ir tie trėmimai praktiškai vyko sistemingai kiekvienais metais, bet tam, kad užgniaužti pogrindinių organizacijų veiklą, užgniaužti pasipriešinančius vykdomai kolektyvizacijai, užgniaužti paramą kovojantiems partizanams, režimas tiesiog pamatė, kad reikia organizuoti
tokias sistemingas, didžiulės trėmimo akcijas, kurios paliestų praktiškai okupuotos teritorijos mastu didesnį žmonių skaičių. Tai tos didžiosios trėmimo akcijos vyko 1948 m. pavasarį kodiniu pavadinimu Vesna. Tai yra pati didžiausia trėmimo operacija iš Lietuvos teritorijos, tuomet buvo ištremta per 40 000 žmonių. Po metų, kovo mėnesį 1949 m. trėmimo operacija kodiniu pavadinimu Priboj, Bangų-mūša, per 30 000 žmonių. Pradėjus prievartinę kolektyvizaciją 1948 ir 1949 metais didžiosios tremtys Vesna ir Priboj buvo nukreiptos prieš pasiturinčius ūkininkus, partizaninio pasipriešinimo ir laisvės kovų rėmėjus, besislapstančius ir nuteistųjų šeimas. Ir 1951 m. spalio trėmimo operacija Ruduo, Osien, kuomet vėlgi buvo ištremta per 21 000 žmonių. Per visus trėmimus iš Lietuvos, tiek 1941-aisiais, tiek pokario trėmimais, praktiškai iki Stalino mirties iš Lietuvos teritorijos buvo ištremta per 130 000 žmonių, tik į tremties vietas. Tuo tarpu į lagerius išvežta dar per 150 000 žmonių. Be abejo, represijų metu dar buvo ir tokių, kurie stengiasi apskritai palikti okupuotą Lietuvos teritoriją. Čia jau tą žmonės dauguma padarė, kuomet ritosi Antrojo pasaulinio karo banga, ėjo karas jau į pabaigą ir pasinaudojo progą pasitraukė iš valstybės. Taigi apskritai, jeigu mes kalbėtume apie okupacijų nuostolius mūsų Lietuvos valstybei, tai jie būtų ne mažesni kaip 500 000 gyventojų ir tokiai mažai tautai tai yra tikrai didžiuliai nuostoliai. Dar turbūt reiktų pasakyti tą dalyką, kad trėmimo operacijos nebuvo atsitiktinės, joms buvo ruoštas iš anksto, jos buvo iš anksto planuojamos, jos buvo apgalvojamos ir visi tie dokumentai, pasirengimo trėmimams dokumentai, jie yra išlikę, juos galima pavartyti Lietuvos archyvuose. Turbūt reikėtų pažymėti tokį dalyką, kad 1941 m. birželio trėmimai palietė ne tik Lietuvą, bet jie palietė ir Estiją, ir Latviją, ir vakarų Ukrainą, ir netgi Moldovą. Sovietinė santvarka kruopščiai slėpė ir iš atminties trynė tremties istoriją. Surinkti faktai, dokumentai, likę autentiški amžininkų bei įvykių liudininkų prisiminimai entuziastų dėka šiandien sugula į knygas. Balti istorijos lapai kruopščiai pildomi. 2016 metais užbaigėme 10 tomų Lietuvos kariuomenės enciklopedinį leidinį Lietuvos kariuomenės karininkai 1953, o 53 todėl, kad į enciklopediją įtraukime tuos pasipriešinimo kovų dalyvius, kurie pasipriešinimo kovose užėmė tam tikras vietas. Ir jiems jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę suteikti karininkų laipsniai.